Šeštadienis. Tai šiandien neturiu dirbti bare, bet kaip matot, kur esu iš ryto. Esu bare. O esu todėl, kad vakar nesugebėjau pakeisti kauplerio. Kaupleris tai tas daiktas, kas dedas ant kego, pas mus jie keičiasi. Ir kažkas negerai sakė. Pažiūrėsim, kaip šalta. Mūsų šalime kambarį. Sakė, negalėjo pakeisti. Kurio čia ekraną? 6. Tai... Ar ne 6? Ne. O, čia viskas išstumdyta. Trečias tuščias. Kažkokia nesąmonė čia. Žodžiu, einu ieškot, žiūrėsim, kas negerai. Pafilmuosiu gal. Parašė per Twitterį, kad vienas kranas alus yra surūgęs. Tai tas kažkada sakė, jau klientai man perdavė barmenai, kad klientas kažkoks sakė labai gerai nusimano apie alų ir sakė negeras alus. Tai tikrai atvažiavęs ragavau ir buvo puikus alus. Tai, kad jame yra breta, tai čia natūraliai. Jis nesugedęs, ką čia pasakoja man. Gali pasakoti, kiek nori, alus nesugedęs yra. Ką reikia padaryti, tai reikės kraną praplauti, kad kitam alui bretas nepersiduotų. Bet, nu, nežinau, ką reikės sakyti, kad alus sugedęs, jeigu tikrai nesugedęs. Gal kažko nelabai jaučiu. Nu, bandom tikrinti, žiūrėkit. Aš radau, kurį iš ekranų norėjau jungti, kurio negalėjau pajungti niekaip. Tai va šitas alus pasibaigė. Šitas va. Tuoj padėsiu kamerą, kad pamatytumėt. Tai jie bandė kauplerį keisti ir jie nepavyko. Pasiėmiau kibirą. Pasiėmiau kauplerį. Dabar žiūrim, ką mes turim. Oi, bėga. Gerai, nusiėmėm kauplerį. Dabar pasiėmėm kitą kauplerį. Turim net porą, čia yra A kaupleriai. Čia tos šlangelės, tai čia gerai pazulytos, patrintos jau gal dėl to čia. Pažiūrim su nauju šituo, ar viskas gerai. Užsimauna, laiko. Užsimauna, laiko. Alus. Užsimauna, laiko. Angliarūgštė. Užsimauna, laiko. Aš nežinau, ką pasakyti, bet aš nieko nedariau kitaip. Laiko. Laiko. Žodžiu, veltui važiavau, nes barmenė nesugebėjo uždėti kauplerio, kuris užsideda, aš pabandžiau puikiai. Pasakiau, ką padaryti, padarė. Nesugebėjo uždėti nieko, tai aš nežinau, ką pasakyti. Tiesiog, taip kartais nutinka. Mano kelionė buvo veltui, tai gerai, kad bent alų atvežiau. Tai pasivažinėjau. Tai būna. To ir tikėjausi. Važiuojam vėl, dabar jau namo. Nu tai aš kokias 2 valandas bendru atveju sugaišau. Nu dalinai sugaišau, nes vežiau. Pagalvojau, kad jeigu važiuoju, tai nuvešiu dalį alaus į Jasinskį, kitą kartą reikės mažiau. Kadangi ne su autobusu vežiojo su Volvo, tai 9 kegai neperkront mašinos. Tai vakar parašė, kad negali kauplerio pakeisti, ten bandė vieną, nepavyko, antrą nepavyko. Iškart aišku man, kad taip negali būti, nes, nu, supraskit, kad jeigu tu turi 2 skirtingus dalykus ar abudu staiga pasidarė, visą laiką buvo gerai, dabar staiga pasidarė blogai, tai taip nebūna. Tada sakau, paimk jungti naują, yra dėžutėj,
ir pabandyk užmauti ant tų kauplerio, ar nusimauna, ar nenusimauna. Sako, nusimauna. Nu, tai tada galvoju, kad tikrai gal kažkas negerai. Nu, toks, čia kai visada savim suabejoju. Oi! Būna kartais mašina ir nukrenta. Tai va, tai būna, kad savim suabejoju. Ir tada nutariau, sakiau, nejunk atvažiuosiu, aš pažiūrėsiu. Aš atvažiavau, pirmas dalykas, aišku, pradėjau nuo to, kad paėmiau tą jungtį naują ir bandžiau sujungti, pasižiūrėti, ar laikosi, ar nesilaiko ant kauplerio. Puikiai laikosi, nusimauna. Pasiėmiau kitą kauplerį, puikiai laikosi, viskas gerai. Tada jungiau tą, kas yra jau, viskas gerai, niekas neišsimauna, viskas laikosi. Tai nežinau, ką ten darė, kaip darė, bet taip kažką negerai darė, nežinau. Aš bandžiau paaiškinti iki galo, kiek tikrai iki galo. Raimonda buvo nuėjus, sakė, man irgi taip atrodo. Tai nežinau, kažkas pamokos reikės pravės visiems, ar kaip, kad nesikartotų. Tai viskas gerai buvo, žodžiu, važiavau šitoje tai veltui. Ir šiandien per Twitterį parašė dar vienas, kad alus yra 6 kranų turėčiau nepardavinėti, nes yra surūgęs. Aš tuo abejojau, bet kadangi apie tą alų buvo kažkokie klientai, kur labai gerai nusimano apie alų, sakė, šitas alus jau sugedęs ir čia neturim pardavinėti. Aš tada paragavau tą alų, specialiai nulėkiau paragauti, nu viskas gerai su juo yra. Tai šiandien vėl važiuodamas, tikrai, šiuo taip ar taip turbūt patikrinęs, nu geras tas alus. Viskas su juo yra gerai ir viskas normalu. Vienintelis dalykas, kad tas alus yra su bretu. Bretonomisas yra tokios bakterijos, kurios duoda tam tikrą specifinį skonį. Čia tokia edukacinė pamokėlė. Tai kas nežino, daug kur yra apibūdinama kaip šlapias arklio balnas, toks prakaito atsiduodantis. Tai skamba žiauriai baisiai ir nemaloniai, bet tuo pačiu tai yra, kai aš pirmą kartą paragavau, tikrai tas skonis atrodo žiauriai keistas toks, nu, bet jisai fainas yra. Jisai turi žavesio, dėl to gana dažnai naudojamas yra aluje. Ir tuo pačiu yra, jeigu tu neplauni kranų visai niekada, tai tada irgi tau užsiveisia čia, kaip nišos bare. Jie atsiveža gerą alų, o jį sugadina, nes neplauna kranų savo. Tai esu kažkada buvęs, aš seniai tenais neinu, būtent dėl požiūrį į klientą ir dėl bendravimo ir dėl šykimo viešai visur. Tai, bet kai eidavau dar, tai esam nuėję kažkada su Jonu ir aš nežinau, po 2 paragavom turbūt 4 alus, visi bretų buvo 4 alus. Tai reiškia, kad absoliučiai neplaunami kranai, užkatas taip išsibujojęs, kad baisu. Ir, nu, būna taip, reikia tvarkytis, prisižiūrėti. Mes plaunam kranus, tikrai to nėra. Ta alų, kai tik pajungėm, jis iškart turėjo breto, tai 99,9%, kad patys jie sąmoningai tai padarė ir įdėjo, nes tas bretas yra fainas. Ir dabar paragavau, nu, tas bretas labai skanus yra. Ir aš galėčiau tą alų gerti drąsiai ir daug jo galėčiau gerti, jeigu nestiprumas jo. bet alus nesugedęs, nesurūgęs. Tai visi, kas ekspertai pasakoja apie tai, kad aš viską žinau, tai netikėkit viskuo, ką jie sako. Kartais žmonės apsigauna, kartais žmonės galvoja, kad žino, nes nežino. Arba ypač, kai sutinka nepažįstamą ir ne visai malonų kvapą, jiem pirmam kartui atrodo, kad tai yra kažkas negerai. Mano kompetencija leidžia man spręsti, kad kas tai yra ir kodėl tai yra. Tai aš vis tiek turiu patikrinti dėl to, kad o jeigu teisus yra klientas, o jeigu tikrai kažkas nutiko, nes buvo ne taip seniai, nežinau kas nutiko, surūgo smailas ir buvo pusė kego. Klientas atėjo, sako, kažkoks netoks, paragavau ir tikrai jis dar nėra pilnai surūgę, bet jau rūgštelė, nu ne rūgštelė, bet tas skonis tikrai netoks, koks turi būti ir čia prieš sugedimą. Tai realiai gali pardavinėti, ten dar nieko tikrai niekam nenutiks, bet iš karto atjungiau, kitą pajungiau, žmogui nemokamai įpyliau, visi laimingi, aš padėkoju, nes pasakė. Tikrai neragauju alaus kiekvieną dieną ir to neįmanoma daryti, nekalbant apie tai, kad nu, nes kam tai daryti. Ir ypač tu kikėgus, kai naudoju. Tai tam žmogui labai dėkingas, jis buvo teisus, o čia 2 kartus žmonės neteisūs yra. Tai priimu kaip iššūkį kartais. Smagu būti teisiam tau, o ne kai klientai teisūs šiuo atveju yra.
bet turiu patikrinti, aš negali sau leisti įsispjauti į klientus. Tai tas alus baiginėjasi, visai ten mačiau, kad kiekas tuščias, tai ten, nežinau, dar keli bokalai liko ir viskas. Tai ko gero neteks paragauti jau. Tai sakyčiau, kad reikės paragauti, kad suprastumėt, kas tai yra ir kokia tai žavesio yra dalykas tas bretas. Tokie va mano šeštadienį. Užėjom pjaut žolės, nes 2 savaitės nepjauto žolė kieme, tai siaubingai užaugusi. O šlapė dar, tai dar kažkaip palauksim. Kažkurį rytą pamatau postą, kad Seimo narys Justas Džiugelis, anksčiau buvo gal, neatsimenu, kuri partija nesakysiu, bet dabar konservatorius, tikrai perėjo, pakeitė partiją. Aš jį puikiai atsimenu, nes jisai sėdi vežimėlyje, pirmas dalykas, tai išskirtinumas tikrai jo yra vizualinis. Antras dalykas, jis labai kovoja už neįgaliųjų teisės ir kartu su Aušra Maldeikienė atsimenu. Ir galų gale baigėsi tuo, kad Aušra Maldeikienė sakė, kad šituo žmogum negalima niekada pasitikėti ir jisai yra savanaudis, viską tik savo daro, negalvoja apie kitus. Ir kažkaip, žinot, kai Aušra Maldeikienė tokia yra, tai ne visada gali suprasti, ką jinai tiksliai, nes emocingas žmogus. Tuo pačiu jinai labai protinga yra moteris. Ir man kažkaip tas įstrigė buvo visą laiką. Nu ir dabar Justas Džiugelis ką pasiūlė? Pasiūlė panaikinti mažiems gamintojams alaus akcizo lengvatą. Dabar jinai yra 50% mažesnis akcizas. Nes ten yra po to privardinta, papasakosiu. Šitas žmogus yra visiškas kvailys, nes paskaičiau tą, pasižiūrėjau, ką jis ten siūlo, ką šneka, jis yra visiškas kvailys. Nes arba, kaip sakyt, tai daro už pinigus. Vienas iš dviejų. Arba kvailas, arba už pinigus daro. Kažkas jam duoda pinigų, kad tokias nesąmonės darytų. Lietuvoje yra mažų pravarų situacija, yra tragiška. Jau tą daug kartų sakiau dėl mūsų įstatymo. Ir mes esam stipriai atsiliekame alaus kultūroje ir lygyje šiuolaikinio alaus nuo Latvijų, nuo Estų ir nuo Lenkų. Tai yra mūsų kaimynai. Apie kitas šalis aš net nešneku, ten net, nes prasidės diskusijos visokios, kad ten jie geriau gyvena, nesvarbu. Mes turim kaimynus, Estija prijungiu prie mūsų vien dėl to, kad atstumas iki Estijos yra žiauriai mažas, tai mes realiai pavadinkim, kad tai yra mūsų kaimynai. Tai Estai, Latvijai ir Lenkai. Daugiau kaimynų mes normalių neturim. Ir turim 2 teroristinės valstybės, Baltarusija ir Rusija, kurių tikrai nei dabar lygiuosimės, nei dar artimiausia ateityje kažkada jas lygiuosimės. Tai tada mes turim 3 kaimynus ir juos turim žiūrėti, kas vyksta. Tai mūsų įstatymas netitinka jokių, negali jo lyginti su tomis valstybėmis, nes kardinaliai priešingas. Ir jisai žlugdo smulkų verslą. Aš apie alų grinai šneku dabar, kadangi apie alų gerai žinau, tai absoliučiai naikina mūsų smulkų alaus verslą, ne tik alaus, bet ir to pačiu galim priimti ir sidrą, ir midų, ir vyną. Ir jis yra žiauriai parankus didiesiems gamintojams. Tai didieji tikrai greičiausiai ploja delniukais ir kiekvieną dieną kitas įstatymas galioja. O mes atsiliekam iš 3 Pabaltijos valstybių plus Lenkija, mes esam stipriai atsiliekam nuo 3, tarkim, mano manymu Lenkai, po to Estai, po to Latvijai ir po to mes, tai tarp mūsų ir Latvijai yra didžiulį praraja dabar jau. Ir tas negerėja. Ir dar jis nori panaikinti lengvatą. Mes tą lengvatą priėmėm paskutiniai. Lietuvoje nebuvo paskutiniai mes priėmėm. Ir dabar nori ją atšaukti dar, kaip visur kitur galioja. Ir taip, tai nebus kainos ten kažkoks kosminis kiekis. Ten, jeigu buteliui akcizas, plius minus apie 20 centų gaunas priklausomas stiprumo alaus, bet tarkim, ten apie 20 centų buteliui. Tai okei, 10 centų, plus prisidės mokesčiai, pankainiai, visą kitą, pabrangs 20 centų, ten gal daugiau šitai. Ir ne apie tai šneka apie požiūrį į smulkų į verslą ir apie protegavimą didžiųjų gamintojų. Tai čia yra katastrofa totali. Ir ta partija nesugebėjo padaryti adekvataus alkoholio įstatymą, kuris būtų adekvatus
kaimynams. Laisvės partija bandė padaryti per šikną šitą įstatymą, ne normaliai padarydama pagal kaimynus, o ten kelis punktus keisdamas, čia maždaug po truputėlį pabandysim. Ne, jeigu imi, tai padarai normaliai ir normaliai bandai prastumti per Seimą. Tai va, tai žmogus yra begalvis. Ir tame tarpe jį ten komentuoja, iškart ima interviu žurnalistai iš Gražinos Belian, Entakt vadovės, jinai ten ilgai dirba, prieš tai ne vadovė, buvo dabar vadovė. Ir taip pat lygiai šią savaitę mačiau interviu su jie. Nu, žmogus absoliučiai neįgalus, ta prasme, per visą galvą neįgalus, yra su visa pagarba, kaip sakai, šitą žodį mes vartojam turbūt per daug, nes bet čia ta blogąja prasme, nenatūraliaja, pavadinkim taip, kad žmogus neįgalus atlikti savo darbą dėl to, kad nesugeba jo atlikti. Jinai ne tik, kad vadovauti negali, apskritai to įstaigų dirbti negali. Jinai nulis požiūrio šiuolaikiškumo, jinai meluoja, ten apsimetinėja, nieko nedaro. Ir kai buvo su jie interviu, ta žurnalistė pagarba, pamiršau pavardę, tai pamiršau pavardę, bet puikiai, buvo 15 minučių beros, jinai dirba, jinai, man atrodo, žinių radijo anksčiau irgi dirbo, tai puikiai jinai savo darbą atliko, užduoda klausimą ir Belian atsakinėja belę ką iškart, ką nori nesąmonės. Jinai grįžina atgal, vėl grįžina, neleidžia nueiti. Ir nu, čia vieną pasakysiu, kitų ten nesivelsim, bet, pavyzdžiui, sako, ar mes žinome, kokioje savivaldybėje didžiausios problemos yra su narkotikais, nes kalba ėjo apie narkotikus, šiuolaikinius, man atrodo. Ne, mes tokios informacijos neturime. Ne, jinai atsakinėja iš šoną, galų gale prispausta atsako, mes tokios informacijos neturime, mes to nežinome, nes ES reikalauja daryti visos valstybės mastu. Tai gerai, daryk visos valstybės mastu, tai kaip tik reikia daryti, kad suprastum skirtumą tarp savivaldybių. Ir po to vėl išneka, mes turim visą informaciją, mes viską žinom, sako, ką jūs žinot, mes žinom, kokia vartojimo tendencijos, kol ką mes 19 metų tyrimus turim, pala, 4 metų senumo tyrimas, kuris nediferencijuoja nieko pagal savivaldybės, pagal regionas, kuris tau nieko nesako. Sako apie situaciją valstybėje, kai neaišku, kuriuom taške ir kurioje vietoje tokie klausinėjai žmonių. Košmaras. Ir jinai tą kartoja kelis kartus ir vėl paspausta. Tai ne, mes tokios informacijos pagal savivaldybės neturim, pagal savivaldybės, bet turime ten visos Lietuvos mastų 19 metų. Tai štai įstaiga nieko neveikia, niekam nereikalinga, kenkėjiška yra, jinai proteguoja didžiuosius gamintojus. Apie protegavimą aš turiu jos laišką, kur yra aiškiai parašyta, ten nežinau tiksliai jos pasirašyta ir tarpusavio vadovo, bet tas pats lygiai tos įstaigos, kur akivaizdžiai parašyta, kad mes neperspėsime didžiųjų bravorų, mes ten pasakysim kažkam ten asociacijos susirinkime, bet jie tegu savo pažeidinėja toliau įstatymą, jie visiškai proteguoja ir aš nenustepčiau, kad jinai, jeigu kažkada gyvenime išaiškėtų, kad jinai puikiai gyvena, važinėja su ten kokia nors nauja mašina, turi ten prabangius būstus ir visa kita. Absoliučiai nenustepčiau, nes nu taip kaip jinai elgiasi ir neturėdama jokios kompetencijos savo darbą atlikti ir sėdi pati savo atsakinga, nu žiūrų yra visiškai žiūrų. Tai va, išsikolijau bet tai atsiminkit pavardę Justas Džiugelis ir konservatorių partija. Kadangi pati partija jį nieko kiti nepasakė, nieko prieš jį ir bent jau aš negirdėjau kažką. Tai reiškia, partija palaiko jo liniją, ką jisai siūlo. Tai atsiminkit ir partiją, paminusuot galite, bet jau šitą žmogų tikrai nerinkite į Seimą jokių būdų. Jau jį tikrai peikite ir tikrai šito žmogaus negalima turėti Seime, nes kvailiam Seime ne vieta yra. Ir kvailiai turi būti kitur kažkur tai, bet ne Seime. Kurgi važiuojam? Važiuojam į barą dirbti. Buvau tikras, kad šiandien man nereikia dirbti bare. Ir susifeilinau, pasirodė, šiandien pagal grafiką turiu dirbti. Ir šitą, nieks nesusirgo, viskas gerai. Tiesiog iš to džiaugsmo, kai kitą savaitę mano grafikas tuščias. Tai reiškia, nei už barą, nei virtuvė neteks pabūt. Ir aš galėsiu pasidaryti, nu, nežinau, begalė darbų, kurių nepasidariau per pastarosius, turbūt, pusantro mėnesį. Ir pasirodo, reikia įti darbą. Tai nei darbą, šiandien važiavau dieną, barą, būčiau važiavęs susiderinęs su šituo važiavimu, čia tiesiog anksčiau nuvažiavęs ir viskas, bet gaunas kaip gaunas. Žodžiu, iš to džiaugsmo, kad kitą savaitę mano grafikas tuščias, tai
pamiršau, kad čia dar vadinama. Tai šiandien už baro, vėl Trakų baras. Dirbsiu su naujokė, tai labai gerai pamokysim daugelį dalykų, jau jinai praktikos šitiek turi. Labai faina. Šiaip susirinkom jau ką visų pirmenų tiek, kiek reikia. Pilnai. Ir matysim, kaip prigis jie, bet vieniem dar šokas, kad Jasinskė kas būna, kai užeina žmonių, tu lieki vienas. Nes ten tikrai to lygumo srauto ne visada būna ir ten kartais, kai užpuola, tai yra ką veikti. Nu tai jeigu atlaikys viską, tai bus labai gerai. Ne šiaip, nu kai žmogus su galva, tai yra su galva žmogus vis tiek. Kai rankos eina paskui galvą, net ir šiai, ne paskui rankas galva eina. Tai kažkaip tokio pozityvo ir nusiteikimo visai kitokio pa žmonės. Visi pakankamai skirtingi, bet to pačiu kažkaip ir visi su orientacija į priekį, tai toks labai teigiamas dalykas, kad atsinaujinam pilnai. Man kol kas labai patinka. Tai čia mano darbo mažai yra, čia Gertrūda su Raimonda gal virtuvė daugiau. Barą dabar Gertrūda susirinko viską. Nu tai pažiūrėsim kaip bus viskas, bet šaunuoliai, panašu, kad viskas šviesėja ir gerėja liko virtuvėje. Mums realiai reikia vieno pilno tato žmogaus į virtuvę. Ir jį apsimokius mes galėsim dirbti. Jeigu, aišku, nieks nesugrius eilinį kartą. Bet įprastai, kaip jau sakiau, rugsėjo antroje pusėje viskas pradeda tvarkytis. Situacija gerėja ir taip tęsiasi iki pavasario. O po to vasarą dar pradžia nieko, po to antroje pusėje vasaros dažnai labai kas pagriūna. Nu tai va, tai dabar turėsim laiko susidaryti darbus ir festivalį daugiau orientuotis. Nes dabar didžiausias darbas yra festivalis, tai liko kiek daugiau nei 2 mėnesiai, bet kiek jis padaryti reikia. Padarysim taptikov ir visokių. Manau, kad jeigu bus rašys barai, papasakosiu, kas sutiko, kas nesutiko. Ir pažiūrėsim, kas gausis tada. Matysime pagal situaciją visą. Tai tiek tada. Varom. Už baro. Man kai pagalvoju, kad reikia už baro. Dėl to, kad bet nusiteikimas buvo, nes buvau suplanavęs darbų belikiek aplink namus. Tai viskas nuplaukė. Kitas dalykas. Vėl, kad grįšiu vėlai, nu man tas vakare, kad miego ryte visi kelies anksti. Tas toksai iš ritmo išsimušimas, man jeigu kokie 10 išvarau, tai labai normaliai atsigeriu alučio dieną grįžęs kokie kartais nebeturiu jėgų. Bet, o kai grįžtu 1:30, tai tiesiai į lovą, bet toks ryte savijauta tokia, kad kažkur kažką veikiau. Tai va, tai kas ateis, pasisveikinsim, pasibendrausim. Nebijokit prieiti visą laiką, jeigu turit norą pašnekėti, aišku, jeigu neturit norą, tai neikit. Per jėgą nereikia. Bet aš mėgstu šnekėtis, aš bendrauju su žmonėm. Tai. Kadangi su naujokė, tai šiandien dar laisviau rankos bus, daugiau galėsiu liežuviu valgyti.